Labdienas, fantastikos mėgėjai! Šiandieną sveikinamės su jumis iš Rundalės pilies ir pradėsim iš karto nuo latvių kalbos. Žinios pas mane yra nekokios, žinau, labdienas, žinau, kad veikalas yra parduotuvė, dar žinau, kad pievalga yra žuvėdra, adata galva yra žiukas, džiunglių šniūrs yra gyvatė ir dar yra putkrapštis, toks vienas žodis. Taip, turbūt nuo to ir pradedam. Bandau eiti į pilį. Rundalos pilis mus pasitinka didžiąją salę. O, kokios gražios lubos. Angeliukai visokie, moteriškaitės nogom krūtinėm. Va, angeliukai su trimitais, liustros tokios. Man liepia kuprinę užsidėti ant priekio, tai va kaip aš atrodo. Tai besilaukiantis pingvinas maždaug. Prieš jūsų akis baltoji menė. Tarp kitko visi turi labai fainas tokius antbačiukus. O čia koridoraitas. Mažoji vazūmenė. Arba čia yra urnos, kur sudegintus grafus pildavo. Nežinau, šitą faktą aš pats įsigalvojau, čia spėjimas mano yra. Nu gerai, latvių koklius aš įvertinu. Afigienai gražus. Rožių menė, viršui angeliukai ir tokios krūtingos, galiu pasakyti, ant tos laumės fėjos angelienės, kas ten jas fotos. Toks, sakyčiau, visai neblogas miegamasis, vėl su dviem kokliniais pečiais aplinkui. Ir labai gražiam išklaisytom lubom. Bevaikščiant po tos rūmus man buvo kilęs klausimas, kur po velnių jie eidavo į tualetą, nes nei vieno tualeto nėra. O dabar va paaiškėjo, kur. Biškį signalizaciją įjungiau. Kodėl man atrodo, kad čia yra naktiniai? Aš nežinau, čia mano spėjimas toks yra. Nu, kaip visą laiką, jeigu aš nežinau kažkokią faktą aš įsigalvoju, tai labai gerai gaunasi kartais. Bet panašu, kad čia yra naktiniai. O, ir kepuraitė naktinė. Na ką, gerbėmieji, pasivaikščiojom po gražiuosius rūmus, pamatėm daug gražių dalykų. O dabar eisim pabandyti pasivaikščioti po parkelį. Truputį vėjuota, bet ką dabar, oro užsakyti negali. Gerai, mūsų pasitinka fontanėlis ir aišku, kaip ir kiekvieni rūmai turi kažkokią tai istoriją ir kažkokią tai paslaptį. Tai va, yra tikima, kad būtent į šitą parką paryčiais atskrenda juodas varnas. Ir stebi, kas vyksta. Tai visi galvoja ir spėlioja, kas tai yra. Ir jie priėjo tokios išvados, kad tai yra parko prižiūrėtojas, reinkarnavęsis į varną. Nežinau, gal aš čia nusišnekėjau, ta prasme. Man, tokį pasakojimą išmėtė kaip visuomet ChatGPT. Bet kokiu atveju, žinau, kad hebra, čia aфиgenas vaizdas. Labai gailiuosi, kad nepasiėmiau, tikrai pamiršau pasiimti savo 360 kamerą. Jie būtų galima labai daug ir iš aukštai pamatyti, nu bet ką dabar. Einam pasivaikščioti. Rūmai iš toliau. Dulkių vėsuoji, gražiai apkirpti medukai. Skaičiau tokią teoriją, kad būtent visas tas parkas yra pilnas geometrinių figūrų. Vien tam, kad rūmų savininkas norėjo parodyti, kad jis moka pažaboti gamtą. Ir rožės. Rožės atliko iš viso tokį ganėtinai įdomų vaidmenį. Jos simbolizavo grožį, bet kartu ir pavojingumą. Tai kaip ir kvietė, bet liepia ir saugotis, kadangi yra spygliai. Rožės dabar nežydi gaila, nes šitas parkas garsėja savo rožynais. Nu ką, kolektyvas, tai tiek bus iš Rundalės pilies, gražiojo sodo ir pačios pilelės. Mes tęsim savo kelionę po Latviją toliau, bet tai jau bus kita serija ir kita dalis. Va, Janis daro kažką tai su kitu Janiu, o mes sėsim į mašiną ir judėsim. Tai ką, iki sekančio. Like, subscribe ir komentaras. Bye! Sigita, nekask rožių, negalima parke kasti rožių.
Jokių būdų parke rožių kas negalima. Čia matai,